Labas, Kesas čia, vėl ryte su jumis sveikinuosi, vėl važiuoju žvėt. Šį kartą bandysim pagauti karpį. Esame vietoje, atvažiavom jau susidėjau visas meškeres. Jeigu kam įdomu, tai esame karpinėje. Ką tik čia susimečiau, iš tikrųjų nemažai laiko užtrunka, kol čia viskas susinešiu. Mašinas palikinėti reikia tenais. Čia vat visas kelias. Reikia ateiti su visa manta, su viskuo, netrumpas kelias. Nu, visiškai tyla kol kas pas mane kolega pagavo šeriuką ir karščiuką, man atrodo. Pas mane kol kas buvo vienas sėjimas ant šitos meškerės, šitą kol kas tyli. Persimečiau po antrą kartą abidvi. Pasikeičiau čia vafteris, ant šitos uždėjau braškinį pop-upą, nu, tokius 3 cm gal nuo dugno pusėse. Abu ant metodo uždėti. Kažkas lygtis yra. Turėtų būti labai nedidukas kažkas. Karščiokas pasikūrė. Tuoj palauk, pas save išsitrauksiu. Kolega sako, kad turi. Ką turi? Karpiukas, man atrodo. Karpiukas? Toks tokį dydį, kokį norėjau. Užsisakei? Nevaikščiok, tiesiog kelk meškerį į viršų. Kelk meškerį į viršų. Na, dabar jis duodas. Ant kokio boilio? To pačio. Raudono? Esu pavarg dabar, ne? Nu, turi atvesti iki manęs. O. Prašau. Ačiū. Yra jau. Leidžia kažkas, kyba bus karščius. O, kažkas yra. Kaip pasikabino? O, kažkas duodasi. O. Arba jinai nori eiti į aną šoną, į aną meškerę. Kai žin jau per viršų turbūt perėjo. Ne, iš apačios dar eina. Galėsi gal su graibštu paimti? Yra. Nu, susietka rodo 3.
Tai sėtką nuimam kokią pusę kilogramų. 2,5 bus, bet. O, toksai karpicas. Kažkas tigrinį riešutą pagrebė. Visiškai neseniai užmečiau. Dabar eina į priešingą pusę. Ne, ant kitos. Ai, išspjovė, ai, to švėl. Jau matėsi kupra. Kaip čia dabar tu taip spjovai? Per protingas buvai. Atgal duodam. Duosim atgal tokį patį. Biškutį dar. Kvapo ant viršaus. Na, atgal pabandom. Paduot. Valas paskendo, įjungiam beitranerį. Įdomiai pakėlė ir nebejuda šitą meškerį ir neatleido. Tai gal patempė biškutį iš šono, nepradėjo dar važiuoti, nepradėjo vilkti, neatleidinėjo, nekelė. Nežinau, nenoriu traukti be reikalo. Nu, palauksiu, dar netrauksiu. Vėl porą papiptelimų. Viršun biškį pakėlė, nesustojo. Čia jau taip įdomiai antrą kartą padrebino, kad meškeriai pradeda judėti. Nu, bet veiksmas yra neliūdna. Tai dabar nežinau, ar čia jau pasikoręs sėdi kažkas, ar jau nieko nėra. Nu, kolegai prabilo žvejų liaudies daina. Kažkaip tais be 10 ir prasibūdo. 2 karpius praradau, abu kartus išsitraukė netoli kranto. Antrą kartą tai bandžiau vis kamerą jungti, bet niekaip neįsijungė. Ir galiausiai nuo ant įtempimo laikau visą laiką turbūt nors persinerė. Ir nuėjo. Vienas čia skaityk visai per krantą, kitas čia kažkur, čia gal buvo. Kažkas lygtais yra. Vau, kad duoda kitą meškerę. Lygtais virš jos praėjo. Va, ten. Kaip tu čia dabar taip? Iškritai? Tas kaptis šonų krypta.
Net leis dabar čia jau periminėjant. Teik čia. Ei, tu švilp. Tai žolės tos padėjo jam gal vėl. Ei, tai nenutrūko tau kartais? švilp. Nutrūko. Škovas, kaip... Tiesiai į žolės pataikė ir nutrūko. Jo, Suplėšėme nelaikymo maišą. Pabėgo vienas karpis. Pakabinau kitą. Ir dar vienas pabėgo prie pat kranto. Trečias jau. Nu tai rūpužė. Kažkokia šiandien bloga diena. Prakeikė turbūt mane žuklės dievai. Karšta beprotiškai. 24 rodo. Pavėsio čia beveik nėra. Yra, kažkas yra. Reikia dabar realizuoti. Jau pavargė. Vo, šitas jau yra. Dėkavoju. Žuveliukas yra. Bus irgi lygiai ten tie patys 3 kg. Ai ne, 1,5. Mažesnis šitas. Tie gerai. Trauka, na. Trauk. Arba čia blemba šitas įėjo į abidvi. Jo, kabinom. Jo. Ne, pas mane kažkas yra. Pas mane tai yra. Šitam nėra. Ten gal nėra, jo. Šitas užkabino abidvi. Pradėjo eiti šoną. Pats jau pasikirta, nes jis jau važiavo, kai pakėliau. Tai visą laiką tai būna su... Nu, beveik visą laiką su boiliais. Praryja. Gilėja, ne? Ne tai, kad praryja, bet kabliukas, kadangi trumpas, šitas pavadėlis, jisai pakelia ir šitą iš karto šėryklą atsveria. Kažkieno dar čia valą turiu kybą. Gal man ištraukti, būtų gerai. Ar ne? Ko čia mano taip šėryklą užkilus į viršų? Labai šonu nuėjau. Įdomu, ar mano dabar tas tinklelis išlaikys tiek žuvų. Tikėkimės. Aš dar į kibirą galiu kažką dėti. Tai įdėsi į kibirą, tai šoks tu išor iš kibiros. Jo. Tai bent tą karšį gali įdėti į kibirą. Nes jo tai svorio tai turbūt net neskaičiuotų. Dėl toks pat, ne? Jo, veidrodinis. Bet tai dydis panašus labai. Tai žinai, didesnį, kad pagautum čia. Aš ir nenoriu didesnį. Man tokį visai užtenka. Šitas mažiau pėkšnis. O, kiek oro gavo. Nespėjau vienos permesti. Tik šitą buvau užsitraukęs. Kita buvo susipainiusios abidvi. Permetinėjau. Ir šita užsikūrė. Bet taip konkrečiai užsikūrė.
Jis dabar bėga į krantą. Būtų gerai, kad tu tenais neįtum į žolės. Ai. Lygiai toks taip pat pabėgo. Man prieš tai išsėto. Kibą rimtai kriovino ant kitos irgi. Jau tu pakėlęs turi. Yra. Kur čia dabar nerį kitas meškerės. Plaukės dabar tiesiai į krantą. Tas pačiam kampe braškinis. Dabar tau kybo, nes braškinis. Šitas? Spauda mergaitiška. Karpės kimba. Paprastasis žvinuotas. Jau greičiausiai limitą pasiekęs esu, nebegaliu daugiau dėtis į sietelį. Čia šitas toksai atrodo mažesnis. Iki 2 kilų gal reikės pasisverti ir greičiausiai paleisti. 3, nu tai 2,5 standartinis. Reikės tokį jau paleisti. Na, gražuolis koksai. Slepiuosi pavėsyje. Nu, tu važiuoji. Turim kažką. Jaučiasi. Teina. Su bangelė palei paviršių. Karšta dabar beprotiškai, 24, čia nėra jokio pavėsio, vienintelis pavėsis toliau nuo manęs, einu visą laiką, ten pasidėjęs dabar kėdę. Paprastai pum į krepšelį. Aik tu! Kiek truko? 1 sekundę? 10 cm. Trauki paleidži. Šnepštas. Gerai išvažiavo. Labai gerai išvažiavo. Šitas ilgiau biškutį reikėjo palaukti. Gal 20-30 minučių nuo praeito. Dar nepasiruošęs. Gal dabar jau bus pasiruošęs. Oro prigaudęs jau bus gerai. Opapa. Dar vienas yra.
nebus labai didelis. 3, nu tai 2,5. Štai va toksai va laimikis. Jeigu aš jį įdėsiu į šitą graibštą, tai čia bus stebuklas. Kažkotais labai abejoju, kad aš jį įdėsiu į tą graibštą. Aš jį netilpsim, lemą. Amžiaus žuvis man. Jeigu aš ją išsitrauksiu, sugebėsiu, tai čia bus stebuklas. Atrodo pavargsta jau. Jo. Iš lūpos neišlūptų. Kiek jinai jėgos gali turėti. Išsirovė, išplyšo iš žando. Bet matėm to žodžiu. Jeigu sakyt, kad liūdna, tai ne tas žodis, kad liūdna. Nebūtų tirpę įsėt, garantuoju.